Šiandieną jūs supažindinsime su lapine ir ruloninė spauda, bei trumpai apžvelgsime jų skirtumus. Tiek lapinė, tiek ruloninė spauda pasižymi skirtingomis technologijomis, kalbant apie gamybos procesą, gaminamus kiekius, naudojamas žaliavas, spalvų galimybės ir dizaino kūrimą. Lapinė spauda apima spausdinimą ant didelių lapų, kurie vėliau sukarpomi į mažesnius formatus. O tuo tarpu ruloninė spauda yra vykdoma naudojant rulonuose suvyniotas žaliavas, iš kurių spausdinamos mažesnės etikečių ritės. Atsižvelgiant į užsakomus etikečių kiekius, lapinė spauda idealiai tinka mažesniems tiražams, nes nėra ženklių gamybos paruošimo kaštų. Tad esant poreikiui galime atspausdinti net ir vieną etiketę. Tuo tarpu ruloninė spauda skirta kiek didesniems kiekiams. Kalbant apie žaliavas ir dekoravimą, lapinė spauda apsiriboja PVC plėvelėmis ir negali pasiūlyti popierinių ar faktūrinių žaliavų. O ruloninė spauda suteikia kur kas platesnį žaliavų pasirinkimą – popierių, plėveles, faktūrinės žaliavas bei leidžia etiketes dekoruoti papildomai, pavyzdžiui, laku ar folija. Atkreipiame dėmesį, kad lapinėje spaudoje naudojama standartinė 4 spalvų paletė. O ruloninėje spaudoje kiek platesnė 7 spalvų paletė. Tad siekiant išgauti platesnę spalvų gamą ir atspalvius, rekomenduotume rinktis ruloninės spaudos gamybą. Abu spaudos būdai mums leidžia spausdinti gausybę skirtingų dizainų. Jei reikia, kiekviena etiketė gali būti ir skirtinga. Tačiau lapinės spaudos atveju visus dizainus reikia paruošti iš anksto. Tuo tarpu ruloninėje spaudoje skirtingų dizainų kūrimą galime automatizuoti. Taigi apibendrinant, ruloninė spauda yra tinkamesnė didesniems tiražams, išskirtiniams sprendimams ir platesniam žaliavų bei spalvų pasirinkimui. O lapinė spauda yra ideali mažesniems, greitiems ir paprastesniems spaudos darbams.